matėte, koks mano video viršelis. Čia nedaug trūko iki jo įgyvendinimo. Čia, kaip sakoma, kai tau trūksta plionkę, jau būna paskutinis lašas. Kai tu tiek visko susideda, kad trūksta tik tai žiežirbos. Tai va šitie farai, Belgijos policija man buvo paskutinis lašas. Aš įsivaizduoju, ką jie apie mane pagalvojo. Galvoja turbūt, čia tai gerai, kad dar neišvežė manęs kur nors, kaip sakant, su tramdomis marškiniais. Bet aš tai galvojau, kad mane jie ten tikrai supakuos ir išveš kur nors į areštinę patikrinti narkotikų testą. Važiavau. Jau mane tenai, aš jau šiaip buvau pavargus, jau mano to vairavimo, nuo tų kamščių, nuo visko jau buvo bloga. Aš ten nežinau, nuo to lėto važiavimo, nuo tų visų smaugymosi. Aš tai jau man buvo nervinis tikas jau vieno to vairavimo, nuo viso kito. Tas logisto, visokios nesąmonės su to logistu. Man ten jau buvo, viskas, ten trūko, tik tai, kažko trūko, jau iki paskutinio. Ir tas paskutinis lašas buvo Belgijos policija. Važiuoju. 8 metus, aš tos Belgijos policijos praktiškai tiek nemačius buvau. Tai dabar už visus tos 8 metus, kaip sakant. Ir pagavo mane tą policiją belgų autostradai. Aš dar išsigandau, nes galvojau, gal mane čia už telefoną. Pamatė, kad nors, nes man ten kažkas skambino ir aš pakėliau ragelį ir kad matyčiau, kur aš važiuoju. Aš tam biškai pamaidėjau, kad man Google Mapsą išmestų. Ir aš galvoju, jeigu jie pamatė, gal pagalvotų, aš telefoną tenais knisuosi. Bet ne, prieina, ten nusivedė ten netoli, ten kažkur, buvo ten tos biškai išvažiavimas iš autostradas. Prieina, žinai, tipo, rugsėjo mėnesį bauda yra ir nesumokėta. O man kaip tik šį mėnesį įmonė buvo pranešus, kad gavau baudą iš Belgijos, tai matyt, žinai, ten jie siunčia ne iš karto, ten kol gauni, tai būna ir pusę metų praeina. Bet jie sumokėjo tą baudą. Ateigi nemato sistemai. Matyt, dar nesuvaikščiai, čia kitaip ilgai vaikšto. Tai blemba, man ten trūko kantrybė. Dar vėluoju kažkur, skubu, bet ir šiaip, man jau ten trūko kantrybė. Ką tu su jais ten pasiaiškinsi? Kaip man įrodyti, kad aš sumokėjau? Jie ką, manai paleis tave ten patikėję tavo žodžių? Aišku, ne. Tai aš vien ten iš tų nervų gal aš nebesiaiškinsiu. Aš tai jiems jau gerai tos skrynus čionais, dar kažką, ne, tik kortelę priima, ten vėl. Aš ten jau visom kalbom. Ir dar suprantat, dar aš kai susinervini, tu negali jiems nieko, kad tu ten aiškinsies, kad tu nežinai, kaip pasakyti jiems. Aš suprantu, ką jie šneka, bet man ką pasakyti. Tai jau tu iš tų nervų dar žodžius pamiršti, kad ten su vertėju nevirsim nervų. Tai aš nežinau tenai. Aš ten jau visom kalbom. Aš nepasakosiu, kas ten buvo, bet aš tikrai galvoju, mane jie supakuos ir išveš į areštinę. Aišku, aš ten jų nevariu, ten tu šoks, ten anoks ar kitoks, žinai, nes vis tiek, jie iš pusės esi nekalti, čia aš daugiau ant situacijos to, žinai, kad ten, vienu žodžiu, bet aš ten savo kalbą tenai, bet visuomet, bet savo kalbą, žinai. Bet jie, kai nesupranta, aš įsivaizduoju, ką jie galvojo, ką aš ten. Iš vienos pusės, aišku, bet jie girtumą mano patikrina, nes, žinot, tu kitaip elgiesi, tai aišku, kur jie patikrinsi girtumą. Nes iš vienos pusės galvoju, gal narkotikų dar netikrino, dėl to, nes galvoju, matyt, kai esi pasinarkašinęs, tavo elgesys yra kažkoks biškai kitoks. Gal tu būti toks labiau sulėtintų judesių, gal toks akis, gal visžiai išsiplėtę, gal tokia reakcija lėtesnė. O pas mane atvirkščiai, aš agresyvi esu. O kai tu esi, agresyvumas dažniausiai reiškia, kai tu esi girtas ir kai kas nors blogai. Bet jie patikrino, aišku, aš blaivi buvau, bet aš nežinau, kaip jie manęs nesupakavo. Dar žinau, kai vairuoji, sakys, kad čia iš vis neadekvati, žinai. Aišku, gal mane išgelbėjo tas, kad moteris, žinai, būtų gal vyras, tai žinai, vyras, žinai, jau įtartina būtų, gal kažkas tikrai negerai jau. Aš čia galvoju, gal kiek hormonai, žinai, man nervuoja, kad man nervų pradeda vos ten vertų, aš neverku ten, ten, žinai, bet tau nervų jau aš, vienu žodžiu, aš įsivaizduoju ten vaizdelį, tai jau čia pagalvoju, aš gavau supakuosi jį bogų. Sumokėjau aš antrą kartą, ką daryti. Dabar taip išeina, kad jeigu gauni baudą iš Belgijos,
nemokėti jos, o laukti, kol tave pagaus policija. Arba jeigu tu gavai baudą, tada pusę metų tu nevažiuok į Belgiją, nes tave vėl, kaip sakant, sugausi, tu turėsi susimokėti baudą antrą kartą. Bet man pikčiausia ir labiausiai nervas įmė ne dėl to, kad tenai, ne dėl pinigų, bala nematė, čia vis tiek nieko neuždirbsi, čia gyveni šią dieną, tai čia bala nematė. Man pikčiausia buvo dėl tos neteisybės, kad jau taip ten brangiai, tai dar tave antrą kartą ir dar administracinės, dar ten papildomai, kaip būna už administracinės, dar 10 eurų nusegi, dar papildomai. Tai žinot, tau šitas jau ima, kad tu 2 kartus už tą patį ir jo už šūdą nieką. Tuos, kuriuos reikia bausti, tu nebaudžia. Tu ten vieną, atsiprašom, gandoną pralenkiai, kuris telefonė sėdi ir tau bauda, o tas niekas, toliau su telefonė nieko nematydamas važiuoja. Jūs, kaip sakant, gaudytų tuos, kuriuos iš tikrųjų, kurie tikrai kelia pavojų, o tu kažkodėl tai negauda. Ir man labiau už tą neteisybę labiausiai pikta yra, ir dėl to labiausiai mane nervas paėmė. Tai vienu žodžiu tenai, aš gerai, kad ten nesupakavo manęs tenai, bet tai jau buvo man paskutinioji, tai jau jį ten, kaip sakant, pataikė čia ir dabar. Na, aišku, čia viską aš ten nenufilmavau, nes, ką čia filmuosim, tokius leidėsis, mes pakraupsis, sakys, kažką nedekvati. Bet man ten buvo nervų, bet iš vienos pusės, ir aš, kad ir labai nervuosi, kad man ten to isterija, kažką viską, aš viduje esu vis tiek susitelkusi. Aš vairuot galiu, aš viską suvokiu, viskas man gerai, tai aš išoriškai labai taip emociškai parodau. Bet gal iš vienos pusės gerai, kad tu taip išsilieji, tu nekaupi viduje savyje, gal to sveikatai taip nekenkia, nes jeigu tu tylėtum, tu viską viduje ten išgyventum ir tau nerviškai kenktų sveikatai. O tu čia, kaip sakant, išsiduodi, tai aišku, jie, kaip sakant, papuolė ant karštos ugnies. Gal galvoju gerai, kad jie lietuviškai nesupranta, nes žinau, kai jie suprastų, tu tada šnekėtum dar dievai žino ko. Aišku, kad ir jie nesuprato, aš visi ten nevariau, kad ten tuščioks anoks, tenai kitus, kaip sakant, jų normaliai, žinai, aš tada daugiau ten situacijose, mano mašinai, nes pagalvojus dažnai pasigalvoju, čia gali jie man baudą dar išrašyti už tai, kad aš ten kaip už policininko įžeidimą dar, tai tai irgi reikia, kaip sakant, dabiškai irgi protauti, labai neįsijausti per daug, žinai.